Sveiki, šiandien kalbėsime apie vieną dalyką, kurio labai nemėgstu, tai kūrybinis sąstingis. Dabar esu tarpinėje stotelėje tarp projektų ir dažnai tokiais momentais susimastau, ką reikėtų iš tikrųjų daryti. Kaip reikėtų leisti tą laisvą laiką? Ar turėtum filmuoti kažkokį asmeninį projektą, ar daugiau dirbti prie prekinio ženklo, ar gal tiesiog reikia kelias dienas pailsėti? Vakar kilo mintis nusifilmuoti šiek tiek labiau meninę išraišką turinti video ir dažnai taip atsitinka, kad tą dieną, kada nusprendi būtent tai ir daryti, įvyksta kažkokie tais nesklandumai. Tik kaip pavyzdys vakar variau padėti savo mamai ir iš esmės tenais galima buvo išgauti keletą kadrų, kurių man būtent ir reikėjo. Jau nusistatau kadrą, viską susidėlioju ir pradeda snigti. Tai jau manau ir patys matėt, kokie tie orai pastarosiomis dienomis. Aišku, kažką pavyko išgauti, bet nebūtinai tai buvo to, ko aš ir norėjau. Ir kaip pavyzdys šiandien irgi yra puikia diena, laisva diena, kada galėčiau užsiimti filmavimu. Bet šiandien turim cepelininį dangų ir vėlgi tas video nesigaus toks, kokio aš jo noriu. Tai galbūt šitos vakarykštės dienos filmavimas yra tokia reprezentacija to, kas vyksta ir su pačiais darbais. Praeitame epizode aš šnekėjau apie tai, jog prasideda darbai, tačiau nėra tų tokių, pavadinkim, tarpinių stotelių, kada projektą daryčiau ne tam, kad jį kažkaip padaryti, išbaigti, o tam, kad tai galėtų būti mano portfolio dalis arba apskritai kažkas, kas man leistų prasitestuoti naujus galbūt kažkokius, nežinau, objektyvus ar panašius dalykus. Tai būtent tais momentais man ir būna sudėtinga sugalvoti, ką iš tikrųjų reikėtų dabar daryti. Nes kaip pavyzdys, ar aš daryčiau ar nedaryčiau, greičiausiai būtum tam pačiam taške, bet nesinori sėdėti tam pačiam taške. Norisi augti ir norisi toliau tobulėti. Tai šito epizodo šita dalis galbūt yra labiau tokia skirta išsišnekėti ir padėti apmastyti šitus dalykus ir tokiu būdu padėti žmonėm, kurie galbūt jaučia tą patį dalyką. Tai visų pirma, aš manau, kad tai nėra kažkoks stebuklingas pojūtis, kurio kiti nejaučia. Bet aš kažkaip dar neatrandu, kaip reikėtų šitą dalyką išspręsti. Ar tai yra kažkokia vidinė problema, ar išorinė. Na ir greičiausiai, kaip visada, nėra iš tikrųjų padėties be išeities. Tai dabar grįžę pabandysim padaryti keletą skambučių, parašyti keletą laiškų ir žiūrėsim, kur mus tai nuves. Kaip tik dabar eidami susitikom su pusseserė per jos pietų pertrauką ir apšnekėjom visus realiai dalykus, kas liečia jos projektą. Tai ką aš norėjau pasakyti prieš tai, tai man atrodo, jog tam tikri dalykai neįvyksta be reikalo. Ir man atrodo, jog šitas mūsų atsitiktinis susitikimas yra vienas iš būtent tų dalykų. Tai dabar grįžom namo. Pirmas dalykas, ką dabar padarysim, tai yra skambinsim Vytautui iš sporto klubo Ola. Tai bandysim tiesiog su juo susisiekti ir pasižiūrėti, kokią informaciją mes galim išgauti. Ok, neatsiliepiam. Eikime iškart prie sekančio dalyko. Sekantis dalykas, ką aš norėčiau padaryti, tai yra parašyti sporto centrui. Išsiųsim šitą žinutę, lauksim atsakymo ir žiūrėsim, kas bus toliau. Sveiki, žiūrėkit. Puiku. Gerai. Nu, ačiū Jums. Viso. Jau išsprendėme 2 dalykus, kurie buvo tokie ant klaustuko. Ganėtinai senai, gal net sakyčiau prieš kokius 4 metus, ėjome žygį aplinkui Kauno marias ir sutikau tokį bičiuką, kuris tuo metu su dronu skraidė ir klausė, ar mumis gali pafilmuoti einančius Dubruvos pelkę. Ir dabar aš pastebėjau, jog jisai daro tikrai gerus, rimtus labai projektus, būtent irgi su sportu. Tai man tiesiog kilo tokia mintis su juo sukontaktuoti, galbūt, nežinau, prisidėti prie kokio nors vieno kito projekto, ar apskritai pabūt kaip production assistant ir tiesiog pamatyti, kaip jis viską daro. Tai reiktų man, aišku, parašyti galbūt iš savo asmeninio. Tai sukūrėm šiokį tokį laišką. Tai dabar norėčiau Matui ir parašyti. Tikiuosi, žmogus sureaguos.
ir galbūt pavyks mums kartu sukontaktuoti. Pagavome žinutę ir iš sporto centro. Labas Matai, ne viskas tegul eina savo vaga, tu daryk kaip tau atrodo, vėliau aš pagalvosiu kitam renginiui, ką galima geriau. Bet šiaip viskas fainai. Ok. Dabar tiesiog teiraujasi kelintą valandą pradedam. O dabar bandysime parašyti į savo Instagramą, įkelti keletą storiukų ir tiesiog iš esmės bandysiu užklausti, galbūt yra kažkas iš, nežinau, bėgiojančių žmonių, sportuojančių žmonių čia kažkur aplinkui, kas norėtų susikurti istoriją apie save. Pasidarėm storiukų seriją, tai pasidalinam storiukais ir viskas. Įsisprendėm visus darbinius reikalus. Dabar kol kas pabandysiu išsikelti tuos failus, kuriuos filmavau vakar. Gal ten nėra viskas taip tragiška, kaip atrodo. Pasižiūrėsim, įsivertinsim ir bus matyti. Tuo pačiu pagalvojau, kad dar niekada nerodžiau, kaip atrodo mano kameros visas rinkinys. Tai štai toks mano kameros setupas. Čia yra daug įdomių visokių sprendimų priimta, bet tikrai viskas įvyko ne per vieną dieną. Didžioji dalis įrangos jau kurį laiką man tarnavo ir tik tais po nemažai metų tai tapo tokiu rinkiniu, kokį matote čia. Tuomet dar vienas sprendimas, kokį dariau, tai buvo, norėjau įsigyti Pelican Case, tačiau nenorėjau labai daug pinigų išleisti, tiesiog ant dėžės, tai yra Rolly dėžė ir jinai iš tikrųjų atlieka visas funkcijas taip, kaip ir atliktų tas pats Pelican Case. Tai va, tai toks rinkinys, kas liečia pačią kamerą. Jeigu kažkada būtų įdomu, nežinau, kažkokį tais galbūt apšnekėti labiau tuos visus sprendimus ir tuos dalykus, ką aš esu pasidaręs, tai drąsiai galėčiau suteikti informacijos, nes čia tikrai daug trial and error buvo. Pačiai sekundė aš jaučiuosi geriausiai nusėdęs ties šitais dalykais, tai manau, kad vieną kitą gerą patarimą tikrai galėčiau duoti. Tai ką, kaip ir žadėjau, čia yra šios savaitės antras video ir kaip visada, nesmagu atsisveikint, bet viso gero.